nusikalstama grupuotė kokia ir sužinotų, kad paprastą žmogų terorizuoja, tau taip į skudurus įpistų už tokius dalykus, suėstų kaip obuolius. Zdarov, kaimėtai. Ką tu kaimiečių vadini? Gerai, gerai, ramiai. Girdėjau, Velykinį kraliką įsigijai. Kur tu jį pasodinai? Žemesnės klasės kastrui sėdi tenais. Ale apetitas žiūriu kaip pas tave. Girdėjau, vėl vilkaviški kiaušininiai siautėja. Langus daužo kiaušiniais. Kodėl manęs va nepuola? Kodėl pas manęs va nepuola manęs va neteina? Rimtai neateina? Įdomu, kodėl. Nes bijosi manęs, bijosi. Klausyk, o tu man nepapasakojai, ką tu praeitą kartą kiaušininiams sakei, kad jie nustotų tave atakuot. Klausyk, tu nesidaryk savo savigarbos, jeigu tu nori dergtis dėl tų savo kiaušinių, gausių kiaušinių, tu nesidaryk savo gėdos. Tai jausmais pažaidai, užlipai ant skaudžiausios vietos, kiaušų. Žmonės tokius dalykus daryti ir langus išdaužyti, nes pulti žmogų, nu blet. Kur mes gyvenam 90-uosius metuose gyvenam, kad va šitaip elgtis su žmogom. Geri laikai buvo, tik kažkaip nelabai aš pamenu mėtamų kiaušų. Jeigu dabar būtų 90 metai ir nusikalstama grupuotė sužinotų, kad jūs paprastam žmogui štai padarėte, va tokius dalykus, atvažiuotų patys rimčiausi nusikaltėliai ir visus išdaužytų jūs. Nes jie netoleruotų, kad paprastą žmogų užpuolė ir jie įpistų patiem į skudurus, kaip obuolius daužytų. Petrai, man atrodo džiaugtis reikia, kad dabar ne 90-ieji, nes skristų, man atrodo, ne kiaušai, o granatos. Kas čia buvo? Nesupratau, kas čia. Kas ten pas tave? Kažkas atsitiko? Nieko, viskas gerai. Tai visgi jie surado tave ir aplankė. Vidury baltos dienos. Tai kaip šį kartą gaujos narius išriši? Kameros nufilmavo, tai. Gerai, laikykis ir saugok savo kraliką. Žiūrėk, kad neišprievartautų.